Labą dieną. Po vasaros grįžtame į Softera Payroll mokymų sesijas, kurios veiks kiekvieno mėnesio paskutinę savaitę, išskyrus gruodžio mėnesį. Gruodį darysime šiek tiek anksčiau. Mes jūsų pasiilgome, tikimės, jog ir jūs mūsų. Ir šiandieną kartu su Violeta kalbėsime apie atostogų valdymą Softera Payroll produktą. Šie mokymai yra įrašomi, video mes pasidalinsime kitą savaitę. Ir primenu, kad kylančius klausimus galite rašyti pokalbių srityje. Mes šių mokymų pabaigoje pasistengsime juos atsakyti. Ir manau, kad galime pradėti. Tai Violeta. Labą dieną visiems. Taigi šiandienos mokymuose aptarsime kasmetinio atostogų kaupimo darbo dienomis arba kalendorinėmis dienomis. Taip pat parodysiu kelis būdus, kaip galima pridėti papildomas atostogas už komandiruotę, kaip sukurti papildomų atostogų schemas, kaip naudotis papildomų atostogų funkciją ir įjungti darbų eilę. Na ir be abejo parodysim, kaip suformuoti atostogų likučio ataskaitą ir kitus būdus, kaip patikrinti atostogų likutį. Taigi, atsidarius atlyginimų rolės centrą, pirmiausia, norėčiau parodyti kasmetinio atostogų kaupimo būdus, tai kaip ir minėjau, darbo dienomis arba kalendorinėmis. Pirmiausia, atidarysiu grafiko formulės tam, kad parodyti jums su tuo susijusi nustatymą. Paspaudus darbo laikas, nustatymai, grafiko formulės. Taigi, darbuotojams, kurie dirba pagal pamaininį darbo grafiką arba suminę darbo laiko apskaitą, gali būti atostogos kaupiamos kalendorinėmis dienomis. Tokių pavyzdžių ir turiu susikūrus grafiko formulių. Ir čia reikėtų atkreipti dėmesį į nustatymo darbo savaitę. Jeigu norite, kad pagal šį darbo grafiką būtų kaupiamos atostogos kalendorinėmis dienomis, tai tokiu atveju jums reikėtų pasirinkti darbo savaitę kitą ir nurodyti metų darbo dienų skaičiaus koeficientą. Jeigu, tarkim, darbuotojai dirba pagal standartinį grafiką, tai pavyzdžiui A5, 5 darbo dienos per savaitę, tai darbo savaitė pasirenkama 5 darbo dienos ir darbuotojams kaupsis darbo dienomis. Šiuo atveju tada metų darbo dienų skaičiaus koeficiento nurodyti nereikia. Ir lygiai tas pats ir su 6 dienų darbo savaitė pasirenkama yra 6 darbo dienos. Tai nustačius grafiko formulių nustatymus, reikėtų paskirimo kortelėse nustatyti ir atostogų schemą. Tai reiškia, kad atsidarau vieną iš pavyzdžių paskirimo kortelės, pavyzdžiui, standartinis darbo grafikas A5 ir čia darbuotojas kaupia darbo dienomis, tai reiškia atostogų schema yra 20. Jeigu, kaip minėjau, prieš tai dirba darbuotojas pagal pamaininį ir mes jau nustatėm, kad darbo savaitė yra kita, tai atostogų schema paskirimo kortelėje turėtų būti 28 kalendorinės dienos. Tai tas nustatymas grafiko formulėje plus nustatymas atostogų schemos paskirimo kortelėje ir nurodo, kokiomis dienomis kaupiasi kasmetinės atostogos. Taip pat noriu paminėti, kad jeigu darbuotojas turi lygiagrečias sutartis, tai tokiu atveju atostogų schema yra nurodoma prie vienos sutarties. Tai šiame pavyzdyje prie pagrindinės sutarties neterminuotos yra įrašyta atostogų schema paskirimo kortelėje 20, o prie sezoninio darbo, tai yra antroji lygiagretės sutartis, atostogų schema nurodoma 0. Tai reiškia, kad šiam darbuotojui kaupiasi darbo dienomis pagal pagrindinį sutartį nurodytą atostogų schemą paskirimo kortelėje.
Taip, tai antras dalykas, ką norėčiau parodyti, tai yra papildomo atostogų kaupimas už komandiruotę. Tai yra keli būdai, kaip galima tokias atostogas pridėti. Pirmasis būdas, kai už, tarkim, kelionės laiką, vykstant į komandiruotę arba grįžtant iš, yra automatiškai pridedamos papildomos atostogos. Ir jos kaupiasi bendrame kasmetinio atostogų likutyje. Tai pirmiausia, ką reikia turėti tokiu atveju, tai reikėtų susikurti aktyvumo kodą. Pavyzdyje sukūriau aktyvumo kodą KL, kelionės laikas, kuris nebus apmokamas darbuotojui, bet bus atsilyginama atostogų dienomis. Tai reiškia, kad tokioje aktyvumo kodo kortelėje skaičiavimams pažymėjau, kad neskaičiuoti ir svarbu yra stulpelyje atlygis atostogomis pasirinkti papildomos atostogų dienos už darbą. Jeigu tokio stulpelio nematote aktyvumo kodo kortelėje, tai galite jį išsikelti per personalizaciją ir nustatyti reikiamą nustatymą. Taigi, nustačius aktyvumo kodo kortelėje atlygį atostogomis, galima suvesti komandiruotės ir šį kelionės laiką. Tai esu paruošus taip pat pavyzdį, kad darbuotojui yra suvesta komandiruotė nuo 25 iki 29 dienos, na ir 24 dieną darbuotojas keliavo į komandiruotę. Tai svarbu nurodyti dieną, pasirinkti aktyvumo kodą ir taip pat svarbu nurodyti komandiruotės darbas poilsio dieną, kada jis vyko. Tai kadangi 24 rugpjūčio yra sekmadienis, tai šioje vietoje pasirinkau sekmadienį ir būtinai reikia įrašyti valandos poilsio dieną, kiek darbuotojas laiko keliavo, praleido kelionėje, tai šiuo atveju 6. Ir kai keliavo iš komandiruotės, tai buvo rugpjūčio 30, šeštadienis, ir taip pat įrašiau, kiek laiko kelionėje praleido šis darbuotojas. Kam to reikia, tai būtent pagal šias valandas yra suformuojamas įrašas, kiek dienų prisideda prie atostogų, už šį kelionėje praleistą laiką. Tai sukūrus neatvykimą su KL ir nurodžius valandas poilsio dieną, jau žinau, kad prie individualių dydžių įrašų atsirado papildomas įrašas, kuris prideda būtent šias dienas už komandiruotę. Tai čia galiu matyti, kad prisidėjo atostogos, papildomos dienos už darbą, nusistatė automatiškai, taip pat galioja nuodata. Ir, kaip matote, prisidėjo 1,5 papildomos atostogų dienos. Tai kadangi darbuotojas dirba pagal standartinį grafiką po 8 valandas, o kelionėje praleido 12 valandų, tai jam ir prisidėjo 1,5 papildomos atostogų dienos. Tai va, tai čia pirmasis būdas, kai šis likutis bus bendrai skaičiuojamas prie kasmetinių atostogų. Na, o antras variantas, tai būtų, kai jūs tas atostogas norite apskaityti ir matyti likutį atskirai, tai ir tiek kaupti atskirai, tiek panaudoti atskirai. Tai tokiu atveju pasirinkus personalas individualių dydžių įrašai, reikėtų rankiniu būdu susivesti papildomas atostogų dienas už komandiruotę per poilsio dieną. Būtent su šituo individualaus dydžio kodu jums reikia pridėti tas dienas, kiek priklauso darbuotojui. Tai nurodot galioja nuo ir nurodot, kiek dienų prisideda. Ir tokiu atveju tos atostogos kaupiasi atskirai. Kiek vėliau parodysiu, kurioje vietoje galite pasitikrinti. O dabar norėčiau parodyti, kaip gali būti nurašomos tos atostogos atskirai. Tai reikėtų naudoti atskirą aktyvumo kodą AK.
aktyvumo kodas tai yra atostogos už komandiruotę poilsio dieną. Ir jeigu norite iš tų sukauptų atostogų už komandiruotę panaudoti, tai pasirenkat šį kodą, nurodot nuo kada iki kada atostogaus ir taip jūs panaudojat iš to atskiro atostogų už komandiruotę likučio. Tai va tokie keli būdai. Pirmas labiau automatizuotas, bet matosi bendrame kasmetinio atostogų likutyje. Na, o antras galima suvesti rankiniu būdu, bet matysite atskirai tiek likutį, tiek panaudojimo. Taip pat dažnai pasitaiko, kad įmonės turi savo papildomų atostogų schemas, taisyklės, tarkim, dažnai pasitaiko, kad prisideda papildomos dienos atostogų už gimtadienį, už stažą kaip papildomą motyvaciją. Tai tokias schemas galite suvesti pasirinkus darbo laikas, nustatymai ir papildomos atostogų schemos. Čia esu paruošus du pavyzdžius. Tai pirmasis, kaip ir minėjau, už gimtadienį. Tai sukurti šitą schemą yra paprasta. Nurodote kodą, aprašą, nurodote, nuo kada įmonė nusprendė pridėti tokias papildomas atostogų dienas. Ir yra galimybė nurodyti ir galioja iki. Jeigu reikia, galite nurodyti. Jeigu neturite nustatyto galiojimo, tai paliekate tuščią laukelį. Na ir tuomet galite nustatyti, nuo kada skaičiuoti šias papildomas dienas už gimtadienį. Tai gali būti nuo įdarbinimo datos, kuri yra nurodyta darbuotojo kortelėje. Tai gali būti stažas skaičiuoti nuo. Taip pat yra nurodyta data darbuotojo kortelėje, jeigu nurodot atskirai. Galioja nuo, jeigu pasirinksite šį nustatymą, tai ims būtent šią datą, kuri yra papildomų atostogų schemų kortelėje. Na ir papildomas atostogas skaičiuoti nuo data, taip pat yra papildomas laukelis darbuotojo kortelėje, kur jeigu reikia nurodyti kitokią datą negu šitie 3 pasirinkimai, tai galite tai padaryti šiame laukelyje darbuotojo kortelėje. Na ir ties viduriu galite matyti eilutes. Čia nustatoma yra pati schema. Tai skirti po metų galima nurodyti, po kelerių metų norite skirti šias papildomas atostogas. Taip pat matote kasmetinės. Jeigu pažymite šią varnelę, tai atostogos kasmet prisidės būtent tada, kaip yra nustatyta. Tai pavyzdžiui, gimtadieniui esame sukūrę atskirą nustatymą skirti gimtadienio dieną. Tai čia pažymėjus, tai reiškia, kad kasmet atostogos prisidės gimtadienio dieną darbuotojui. Na ir atostogų dienų skaičius, tai nurodoma, kiek dienų pridedama prie atostogų likučio. Na ir kiek žemiau galima patikrinti rezultatą. Tai pavyzdžiui, galima pasirinkti darbuotojo numerį, nurodyti, iki kada skaičiuojam ir paspaudus skaičiuoti galimą rezultatą, jūs matysite, kada pirmą kartą šitam darbuotojui prisidėjo už gimtadienį papildomos dienos. Tai kadangi mes nustatėm skaičiuoti nuo įdarbinimo datos, tai matom, kad įdarbinimo data šito darbuotojo yra 20 sausio 25, tai 21 jau susikūrs individualių dydžių įrašas, kuris pridės tas atostogas. Ir kadangi šio darbuotojo gimtadienis yra gruodžio 2, tai ši papildoma diena ir prisideda gruodžio 2 dieną. Antras pavyzdys, tai yra atostogos už stažą kaip papildoma motyvacija, kai įmonė nusprendžia, kad po tam tikrų metų nori pridėti tam tikrą dydį atostogų. Tai viršuje nustatymai yra tokie patys, kaip ir minėjau, pasirenkat, kaip norite nustatyti. Šiuo atveju jau nereikia žymėti skirti gimtadienio dieną, nebent toks poreikis būtų.
Ir eilutėse jau nurodoma, kad po 3 metų prisidės 3 papildomas kasmetinės atostogos, po 4 dar papildomai prisideda dar viena ir po 5 metų dar papildomai prisideda dar viena diena atostogų. Tai reiškia, kad po 5 metų darbuotojai prisidės kiekvienais metais po 5 papildomas atostogų dienas. Tai rezultatą ir vėlgi galime pasitikrinti, pasirinku darbuotoją, spaudžiu skaičiuoti galimą rezultatą ir matau, kad kadangi darbuotojai yra įdarbinta 20-ais, tai po 3 metų jai prisidėjo 3 dienos papildomos, po 4 dar viena ir po 5 taip pat, kaip ir minėjau, dar viena diena. Tai va, tokias schemas galite susikurti ir pagal savo poreikį tas schemas papildomų atostogų ir taip jums tada prisidės papildomos atostogų dienos darbuotojams. Tai dabar parodžiau, kaip nustatyti, sukurti, bet kaipgi pridėti tas papildomas dienas prie atostogų likučio. Tai yra funkcija, jeigu pasirenkate darbo laikas, veiksmai, matysite papildomos atostogų dienos. Tai čia galima peržiūrėti, kokios papildomos atostogų dienos yra priskirtos. Galiu nurodyti datos filtrą, kuriai datai noriu patikrinti. Ir nepažymėjus papildomų jokių nustatymų, paspaudus peržiūrą, man susigeneruos papildomų atostogų dienų ataskaita. Joje aš galiu matyti darbuotoją, jo įdarbinimo datą, stažo arba atleidimo datas, kad matytumėte. Tuomet galioja nurodo, nuo kada prisideda nurodytos papildomos dienos. Čia pagal priežastį galima matyti, ar tai yra iš papildomų atostogų dienų schemų, ar tai yra, tarkim, už vaikus, kai augina vienas iš tėvų. Taip pat gali būti pridedamos atostogų dienos, kai yra mažesnis dalyvumo lygis. Tai aišku, svarbu, kad būtų, jeigu norit, kad už vaikus pridėtų, tai turi būti giminaičių sąraše užpildyta ir pažymėtos varnelės atitinkamos. Na, o jeigu norit, kad už dalyvumą pridėtų, tai taip pat turi būti ši informacija suvesta Softera Payroll modulyje prie dalyvumo sąrašo. Na, o šios už papildomų atostogų schemas, tai matosi, jos jau susigeneruoja pagal tai, kaip jūs nustatėte tas schemas. Na ir taip pat matysite ir už įprastą stažą, kur prisideda pagal įstatymus. Tai čia galite peržiūrėti šią ataskaitą. Na, o jeigu norite, kad šios papildomos dienos, kurias jūs matote, kad prisidėtų, arba jeigu buvot jau prisidėję, tai galbūt atnaujinti reikėtų, kad pasipildytų individualių dydžių sąrašas, tai jums reikėtų pažymėti mygtuką keisti ir tada paspaudus peržiūrą susikuria naujos eilutės prie personalas individualių dydžių įrašai. Susikūrė eilutės, kurios prideda tas atostogų dienas prie bendro atostogų likučio darbuotojai. Tai čia galite dar kartą peržiūrėti, pasitikrinti, jeigu yra toks poreikis, bet realiai tas pats rezultatas bus perkeltas, kaip matot, ataskaitoje. Tam, kad kiekvieną mėnesį ar tam tikrą periodą jums neatsidaryti tos papildomų atostogų ataskaitos, ir nespausti mygtuko keisti, galima dar paprasčiau nustatyti darbų eilę, kad prasisukdama darbų eilė jums sukurtų individualių dydžių įrašus. Tai atsidarius darbų eilės įrašus, ieškokite darbų eilės, kuri vadinasi papildomos atostogų dienos SPR. Jeigu tokios nerandate, galite sukurti naują ir nurodyti būtent šį objekto ID arba ieškoti papildomos atostogų dienos.
Na ir nustatyti darbų eilę reikėtų kaip ir įprastai, nurodyti anksčiausią pradžios datą. Taip pat galite pažymėti ataskaitos parametrus, kad būtų ataskaitos užklausas į tą papildomą atostogų dienų ataskaitą, kurią prieš tai žiūrėjom, kad tikrintų. Ir galima nustatyti, kuriomis dienomis vykdys šią darbų eilę. Tai šiuo atveju nustačiau, kad pirmadieniais, antradieniais ir nustačiau, kad nuo 6 valandos ryto iki 7 valandos ryto ši darbų eilė veiks ir sukurs naujus individualių dydžių įrašus, kai jie atsiras. Tai kas svarbu, kai nustatot šią darbų eilę arba sukuriat, paleisti iš naujo. Ir tuomet, kai ši darbų eilė yra paleista, jau jūs galite nesirūpinti papildomom atostogų dienom, jau turėtų būti sukuriami įrašai. Na ir pakalbėjome, kaip papildomas atostogų dienas pridėti, kaip nustatyti schemas, tai liko tik tai, kaip patikrinti tą atostogų likutį. Ir papildomų atostogų, ir kasmetinių atostogų likutį. Tai yra keli būdai, kaip galite tai padaryti. Pirmiausia, norėčiau parodyti per paskyrimo kortelę. Atsidarius paskyrimo kortelę, jūs matysite atostogų skiltį, kur ir prieš tai minėjau, nurodom atostogų schemą. Tai lygiai taip pat ir čia galite matyti apačioje atostogų likutį kalendorinėmis dienomis ir atostogų likutį darbo dienomis. Tai norimų dydžių galite pasižiūrėti atostogų likutį. Paspaudus ant skaičiaus. Jums atsidarys detalus atostogų likutis, lentelę, kurioje jūs galėsite matyti atostogų schemą, papildomas kasmetinės dienas, tai ką prideda už vaikus, už dalyvumo mažesnį lygį. Taip pat galite matyti ir daugiau papildomų atostogų dienų, individualių vienkartinių, kasmetinių. Viskas priklauso, kokį kodą pasirenkat individualiuose dydžiuose. Ir, kaip ir minėjau, pagal papildomas schemas kasmetinės atostogos taip pat rodomos. Na ir kai rodžiau pavyzdį dėl papildomų atostogų dienų pridėjimo už komandiruotę, antrąjį variantą, kai sakiau, kad kaupiasi atskirai ir naudojama atskirai, tokios atostogos, tai va čia galite matyti taip pat, kiek tokių atostogų buvo pridėta, kiek toliau matote, kiek buvo tokių atostogų panaudota ir dešiniausiam stulpelyje čia matysite irgi likutį tokių papildomų atostogų, kiek dar liko. Tai jeigu reikia pasitikrinti, galite per paskyrimą pasitikrinti. Na ir taip pat yra ir stulpeliai, kiek iš viso sukaupta buvo atostogų dienų, kiek buvo per laikotarpį panaudota ir koks einamų metų likutis ir koks likutis yra nurodyto periodo pabaigai. Tai čia galite matyti tuos periodus, už kuriuos rodomas yra rezultatas. Jeigu, tarkim, norite pasitikrinti, nematot, kad čia būtų papildomas atostogos kasmetinės už vaikus, tai galite pasiekti taip pat šitas lenteles iš detalaus atostogų likučio, paspaudus giminaičiai, ar galbūt norit pasižiūrėti individualius dydžius, tai taip pat patogu būna iš tos pačios lentelės pasiekti kitas reikiamas lentas. Taip pat neatvykimų įrašus ir papildomą atostogų dienų ataskaitą. Antras būdas, kaip galima pasitikrinti likutį, tai be abejo suformuoti atostogų likučio ataskaitą. Ją galite rasti pasirinkus darbo laikas, ataskaitos ir atostogų likutis. Šią ataskaitą galite formuoti darbo dienomis, kalendorinėmis dienomis arba savaitėmis. Tai galite pasirinkti, nurodyti, už kurį laikotarpį norite patikrinti atostogų likutį,
Šiuo atveju noriu pasitikrinti darbo dienomis ir noriu pamatyti rugsėjo mėnesio atostogų sukaupimą. Tai reiškia, kad noriu pamatyti atostogų likutį pradžiai rugsėjo 1 dienai ir likutį pabaigai rugsėjo 30. Ir kiek buvo sukaupta per rugsėjo mėnesį, kiek buvo panaudota per rugsėjo mėnesį. Tai sukaupimas yra rodomas kartu su papildomomis atostogomis ir panaudojimas be abejo matomas, kiek tą mėnesį atostogavo darbuotojas. Šioje ataskaitoje, kurią suformavau, matote ir papildomus stulpelius, kurie parodo dimensijas. Tai turiu kelias dimensijas, padalinį ir projektą. Ir jeigu norite taip pat nustatyti atostogų likučio ataskaitai, kad rodytų ir dimensijas, tai galite padaryti pasirinkus veiksmų juostoje nustatymai bei ataskaitų dimensijos nustatymai SPR. Čia galite prisidėti naują eilutę, jeigu neturite, ir pasirinkti atostogų likučiai SPR ataskaitos ID ir nustatyti. Galite pasirinkti, kurią dimensiją norite matyti ir galite taip pat nustatyti, ką norite matyti, kokius laukus. Ar tai būtų kodas dimensijos, ar dimensijos pavadinimas, ar dimensijos kodas ir pavadinimas. Tai čia galite nustatyti dimensijas ir jos tada bus rodomos atostogų likučio ataskaitoje. Na ir trečiasis būdas, kaip galite pasitikrinti atostogų likutį, tai yra apžvalga. Tarp apžvalgų sąrašo rasite likusios atostogų dienos apžvalgą. Ir čia taip pat galima nustatyti, kaip norite matyti nepanaudotos atostogos, ar tai būtų kalendorinės dienos, darbo savaitės, taip pat kaip ir atostogų likučio ataskaitoje. Galima nurodyti datos filtrą, kuriai datai norite matyti likutį. Na ir kiek žinau, matomas kasmetinio atostogų likutis, taip pat papildomos dienos už komandiruotę. Tai jeigu nenorite tikrinti paskyrimo kortelėje, galite atsidaryti apžvalgą ir čia matysite šį likutį. Taip pat patogu, kad čia yra matoma atostogų schema. Tai galite matyti, kas kaupia darbo dienomis, kas kalendorinėmis. Ir taip pat stulpelėje papildomas kasmetinės atostogų dienos matysite tas dienas, kurios prisidėjo pagal papildomų atostogų dienų schemas arba dėl kitų priežasčių, kaip minėjau, dėl dalyvumo ar vaikų auginimo. Tai va, tai tiek šiandien norėjau pasakyti apie atostogų dienas. Manau, tikrai žinosit, kaip pridėti papildomas atostogų dienas, kaip pasitikrinti atostogų likučius patogiai. Na ir perduodu žodį Indrei. Taip, tai ačiū Violeta. Turėsime klausimų, tai šitus klausimus pasižiūrėsime susitikimo pabaigoje. Dar šiek tiek norime pasidalinti informacijos. Tai noriu priminti, kad turime integraciją su Dokobit sistema, tai yra kvalifikuotas elektroninis parašas. Ir galite jūs iš sistemos sėkmingai pasirašinėti darbo sutartis, atleidimo lapus, darbo sutarties pasikeitimus, būtent turint šį funkcionalumą. Kaip veikia, tai čia sudėliojame mes tokius į 3 kaip ir žingsnius. Pagrindinis darbas yra sukurti patį šabloną. Tikiu, kad jau galbūt ir naudojate, nes sistemoje dokumentų šablonus, naudojate būtent tą suformavimą darbo sutarties, tą pradinę, ne be parašų, be nieko, bet kad sistema automatu įkeltų darbuotojo informaciją, įmonės informaciją. Tai kas nenaudoja, kviečiu tikrai pradėti naudoti, yra instrukcijose aprašai, kaip pasidaryti tuos šablonus, bet naudojant Dokobitą mes būtent yra tokie žingsniai. Pirmas žingsnis yra sukurti dokumentą pagal dokumentų šabloną, tada išsiųsti
suformuotą dokumentą į dokubitą. Dokubitas paskirsto tokį kaip ir išsiunčia laišką gavėjams, tai yra įmonės vadovui ir, tarkime, darbuotojui. Ir ką jie turi padaryti, tai prisijungti prie sistemos, ar nepasirašyti. Jungiamas yra Smart ID ir pasirašo. Mes galime matyti sistemoje dokumentų pasirašymo būsenas, tai yra ar jau pilnai pasirašytas, ar tik tai vienas pasirašė. Ir kai jau yra pilnai pasirašytas dokumentas, mes šį dokumentą parsisiunčiame pas save ir saugojame darbuotojo kortelėje pasirašytą dokumentą. Na, o jeigu turit kažkokių klausimų ar susidomėjot dėl dokubito, tai galite nuskanuoti QR kodą ir užpildyti anketą ir mes galėsim pateikti jums individualų pasiūlymą ir susisiekti su jumis. Taip, tai dar jau girdime, gauname skambučių iš mūsų klientų, ar mes ruošiamės pasikeitimams nuo sausio 1 dienos. Tai norime pasakyti, kad taip, girdime ir ruošiamės. Būtent yra tokie pasikeitimai, tai stebim mane, kokie yra priimami įstatymai. Ką dabar gryninamės, tai tokie yra pasikeitimai, jo keisis progresiniai GPM tarifai. Primenu, kad sistema jau dabar moka skaičiuoti kaip ir 2 tarifus, tai yra 20 ir 32. Tai papildomai programuosime, kad atsirastų ir taikomas 25%. Taip pat kitas pakeitimas yra, kad nuo naujų metų naikinama yra antra MPD formulė ir bus pirmoji, vienintelė, kaip jau yra MPD formulė. Tai testuojamės, žiūrime, kokių pakeitimų sistemoje reikia. Ir atsiranda sveikatos draudimo įmokų apmokestinimas kaip 350 € suma. Tai va, tai tuos visokius pakeitimus stebim, žiūrim ir mamadienių suteikimą, kad bus galbūt iki 14 metų, ne iki 12. Tai va, tai visus šitus pakeitimus kaip ir domimės žiūrime ir informuosime jūs tiek LinkedIn, tiek atskirai tai padarysime seminarus. Tai labai norime išgirsti jūsų nuomonę apie šiandienos mokymus. Jeigu galite, paspauskite, pasidalinkite vertinimu ir kokių temų galbūt norėtumėte ateityje išgirsti. Taip, tikrai rašykite temas, nes atsižvelgiam, susidėliojam planelį ir tada ir matotas temas galėsit sužinoti daugiau apie savo norimą temą. Na ir taip pat visomis naujienomis, tips and tricks apie Softera payroll modulį, apie įvairiausias funkcijas, apie tas pačias 26 metų naujienas mes skelbiame Softera payroll LinkedIn savo puslapyje. Tai tikrai kviečiame pasekti, kad nepraleistumėt, manau, tikrai sužinosit kažką naujo, ką galėsit pritaikyti ir greičiau atlikti darbus ir sužinoti naujienas taip pat. Be abejo, pildome ir instrukcijų puslapį, tai iš atlyginimo rolės lango jį galite taip pat pasiekti. Prie pagalbos skilties atidarykit instrukcijų puslapį, jame rasite tiek aprašymus su detaliais nustatymų laukeliais ir taip pat video medžiagą, vaizdinę iš webinarų arba kažkokie trumpi mokymų filmukai. Na ir be abejo, stebėkite mūsų webinarus. Kiekvieną mėnesį atsiranda naujas, kaip ir minėjo Indrė, galite užsiregistruoti ir sužinoti kažką naujo apie Softera payroll modulį. Tai ačiū, jau ir jūs dėkojate, tai mes irgi sakome su Violeta ačiū ir iki sekančio mėnesio susitikimo. Ačiū už skirtą laiką, viso geriausio.